Susitikom šiandien su Domu, Kirdonių žemės ūkio bendrovės fermos vadovu, taip pat jo natūralioj darbinėje aplinkoje, jo kabinete, už mūsų melžimo aikštelę. Gal bus kažkiek tai garsų, nes ten dabar aktyvūs darbai vyksta, plaunama aikštelė. Bet tikėkime, netrukdys mūsų pokalbiui. Pokalbį numatom ilgą ir detalų. Tikimės, kad paliesim daug klausimų. Ir paprašysiu Domą prisistatyti jį patį, kaip jisai save mato, kas jo nuomonė jisai yra, ką jisai čia veikia. Prašau, Domai. Tai gerai, tai ką, esu šiaip pirmiausia, tai turbūt veterinarijos gydytojas turėčiau būti. Deja, gydyti gyvulių, kadangi man labai nepatinka, tai aš visas savo jėgas perdėjau į tai, kad jų nereiktų gydyti ir kad jie sveiki būtų. Ir visa mano pasaulėžiūra tuo yra paremta. Karvės įsimylėjau 3 kurse. Visai netyčia įstojau į veterinariją, kaip visi turbūt dėl šuniukų katyčių. 3 kurse išvažiavau su veterinaru po rajoną Utenos. Taip sakant, viską, kur gydo. Nuo kiaulių iki avių ir panašiai. Tai gal avis būtų faina, bet avim alergiškas, kiaulių cipimo nepernešu, su šunim per daug yra, per daug klientų, per mažai pacientų. Ir taip gaunasi karvė, tobulas. Esu Vilnietis, užaugęs Vilniui, visiškas plento vaikas, vasarom mėnesį išvažiuodavau į kaimą, maksimumas. Tai kaip supratau, Domai veterinarijos gydytojas, miestietis, bet nei mieste, nei veterinarijos gydytojų, tų 2 dalykų nebeliko. Karts nuo karto būna, kur padarau aš tų veterinarinių darbų, bet tai ir yra toksai, kur, kaip pasakyti, jau savo malonumui toksai likęs, kur, raumenį palaikyti. Kažkas tokio, ir tai net nėra gydymas, ten pavyzdžiui, pasėklinu, dar kažką tokio, ten kokiam veršiavimąsi padalyvauju. Pačio gydymo aš antiek nepernešu, aš negaliu žiūrėti sergantį gyvulį. Taip neturi nutikti. Tiesiog taip neturi nutikti. Jo. Žodžiu, esate daugiau orientuotas į profilaktiką, į sveiką gyvenseną, kaip mėgstama dabar kalbėti, ar ne, žmonių medicinoje. Visom 4 mišiai. Ir dabar paprašysiu šiek tiek papasakoti apie patį objektą, kur mes čia esam. Tai mes esam dabar Kirdonių žūb fermai. Tai būtent toj fermos daly, nes ne tik gyvulininkystė, kas be ko ir augalininkystė. Tai taip, ką čia galima tokio? Tai šiaip iš principo melžiamės 30 litrų, kas atrodo iš karvės, kas atrodo tikrai nedaug. Bet tada reikia paklausti, ar tu nori daug melžti, ar tu nori pinigus uždirbti. Labai mėgstu tą tokį perskaičiuotą pieną, vadinkim. Tai perskaičiuotas pienas jau gali virsti pinigais. Va, čia jau arčiau to. Mes su tuo 30 litrų, 40 perskaičiuoto pieną. Šiandien kaip tik visai netyčia gavosi, kad pasiskaičiavau, kiek pašarai mano kainuoja. Vienai karviai per dieną paėsti. Tai viena karvė per dieną paėda už 4 eurus. Čia kartu su užtrukusiam, ar čia tik melžiamos karvės? Ne, čia melžiamos karvės būtent jo šėrimas. Tai visą tai turi įeiti, reikia pagalvoti, kad ir telyčia, ta prasme, tau irgi ės ir jinai dar vis neduoda pieno, tau užtrukusi, kaip labai gerai, tau viskam, kam reikia vietos ir panašiai, bet galų gale žmonėm algos turi būti mokamos. Su pašarais man nepavyksta eiti kažkaip į tą aukštesnę pusę, nes jeigu tik pabandai, tai tada karvė pradeda viduriuoti. Jeigu tik pabandai, paspausti ją, pradeda arba viduriuoti, arba tada reprodukcija susigadina. Tasai toksai sveikos karvės statusas gaunasi toks kaip mūsų moto. Visa strategija paremta labiau, kad sveikas gyvulys, pelningas gyvulys, neprobleminis gyvulys, ar neišforsuoti produkcijos, bet labiau žiūrėti į paskutinę pelno nuostolio ataskaitos eilutę. Kad jinai finansinė suma būtų gera. Balansėlis geras, pinigų srautelis su pliusiuku, ar ne? Stabiliu pliusiuku. Tas yra viskas. Kaip pasakyti, tuo viskas prasideda, tuo viskas ir baigėsi. Man labai patiko viena istorija,
kur Gordy Jonesas mano visiškas herojus. Guru. Jo. Aš net su juo ne visais dalykais sutinkam, bet, ta prasme, bet jo, pagrindinės mintis visiškai tos pačios. Ir kas man buvo viena istorija, kuris jisai papasakojo, tai buvo žiauriai įdomu. Kur sako, jo, atėjau į ūkį, buvo žiauriai didžiulė problema telyčios veršelį. Sako, sutvarkėm veršelius telyčias ir sako, gavau gyvenimo pamoką. Visą laiką pradėk tvarkyti nuo karvių, nes sutvarkėm veršelius telyčias, jau buvom be pradeda tvarkyti karvės ir ūkis bankrotavo. Nesulaukė. Jo, ne nuo to galo pradėjo, nes dažnai mes sakom, veršeliai telyčios yra ūkio ateitis. Jeigu nebus dabarties, nebus ir ateities. Tai toksai, kad jo, šiaip faktas geriausia tvarkytis visus galus, bet dažniausiai taip, dažniausiai tai neišeina. Būna epicentras vienas. Tai vat, Domai, kiek žinau, šitam ūkį jau 10 metų, ar ne? Ir tą ūkį žinau iki Domo laikų. Ir visus tuos 10 metų žinau tą ūkį. Ir ten dar galima skirstyti tą. Jo, ir tą laiką tikrai galima skirstyti įvairiausiais etapais, bet ne tas tikslas mūsų šiandien yra, ar ne? Bet aš žinau, kokią pažangą padarė šitas ūkis kaip gamybos objektas, kaip verslo vienetas visoj toj savo istorijoje. Ir prieš 10 metų, kai atėjai, tai tikrai ir tos patirties nebuvo tokios, ar ne? Ir to pasitikėjimo savim nebuvo tokio, kaip dabar yra, ar ne? Kaip ir vadovas, bet kaip ambicijos gal ir aukštos, bet amunicijos nėra, ar ne? Tuo momentu buvo toksai laikas. Bet amunicija labai greitai augo ir tos ambicijos ir amunicija suėjo labai gerą balansą pas patį. Kaip pasakyti, ir tikslai yra labai keliami tokie savo ir verslui tokie aukšti ir pasiekiami jie yra ir pasiruošiama jiems yra gerai. Tai nuo ko prasidėjo kelias šitame objekte? Nuo kurio epicentro? Nuo veršelių, nuo telyčių, nuo melžyklos, nuo kur prasidėjo? Kur atėjo tas suvokimas, kad dabar aš jau galiu kažką tai pradėti čia pasiekti? Tai šitas tai buvo, tiesą sakant, pradžia guru, Gordy Jonesas, kurio seminare buvau, būtent Anglijoje. Ir ten, aš kaip sakau, ten prasidėjo gyvenimas. Nes kai nuvažiavau į tą seminarą, ten išgirdau vienus žodžius. Jisai daug šnekėjo apie racionus, apie pašarus panašiai, bet niekas niekada nieko nesiemom, nes tam yra pašarų racionų žinovai, tie ekspertai didieji. O tenais buvo Gordy Jonesas paima ir jisai užbaigė kalbą, sakydamas, sako, žiūrėkit, o jūs manot, kad tie racionų sudarinėtojai, jūs manot, jie neklysta? Tai sako, tai gal geriau jūs patys savo ūkyje klyskit, išmokit tas klaidas ir daugiau jų gyvenime nedarykit tų klaidų. Ir aš grįžau ir vienas iš dalykų, kurį būtent aš pakeičiau, tai buvo užtrukusių šėrimas. Keiti, tu kaip ir lyg žinai, ką darai, bet nelabai žinai, ką darai, nes dar toksai, viskas labai... Ir dar turbūt aplinkui niekas panašiai nedaro. Oi, nieko panašaus, absoliučiai ne, tai greičiau jau atvirkštinis. Durnas tu gal taip daryti, taigi čia nesąmonė, taigi kaip tu užtrūkusias vienu racionu, taigi yra, ta prasme, tas 2 savaitės prieš tranzitinis, tai kaip, tai tau nugaiš karį, iki tokio maždaug lygio. Jo. Mes visą tai darėm, kad jeigu kartais aš klystu, tai tas mūsų racionų sudarinėtojas, taip sakant, neįsižeistų panašiai, toliau su juo dirbti, tai mes jam nieko nesakėm. Slapta. Jo, aš darau, jam leidžiam įsivaizduoti, kad jo racionai veikia. Praeina 2 mėnesiai ir jisai sako, tu matai, kaip pataikiau, kai nerealiai racionai eina. Ir aš toks sėdžiu, klausau, aha. Ir tada praeina gal 2 savaitės. Jisai supranta, kad, kažkas ne taip. Ne taip, jo, ir jisai tada, atsimenu, išžygiavo, sakydamas, kad, čia pamatysit, čia praeis 1,5 metų, čia bus šikna, čia dar pas mane ant kelių sugrįšit. Negrįžom. Tai va, ir tas užtrukusių racionas, kur aš visą laiką visiems sakau, šiaudai, jaučiu visiems atsibodo, bet atsibodau todėl, kad niekas neklauso, nes niekur aš to nematau.
Ir vat, buvo keletas ūkių, kur paėmė, atvarė veterinaras ir sako, tai rimtai, šiaudai. Sakau, jo, rimtai. Šiaudai. Netikiu, ta prasme. Sakau, žiūrėk, šiaudai. Praeina koks mėnesis, sako, pradėjom eiti į tą pusę. Tai sakau, tai truputį šiaudų įdėjo. Jo. Ir, nu geriau. bet vis tiek iki galo ne. Nes visur, kur tu paėmi, kur tu pasisuki, tau sako, ne, reikia tranzitinio. Nes aš visą laiką, juokas ir įmakai. Kiek racionų? 4. Jo, normaliai. Melžiamų, užtrukusių, jaučių, telyčių. 4. Fermoje 4. Jo, jokių pradžia laktacijos, vėlyva laktacija, vidurys laktacijos, tranzitas, tolimas užtrukinimas. Ta prasme. Melžiamas užtrukusios. Jo. Melžiamas užtrukusios. Viskas. Čia visą laiką man kildavo klausimas ir liko tas klausimas, į kurį dar niekas nesugebėjo atsakyti. Tai jeigu galas laktacijos, tai visi sako, reikia mažiau koncentratų panašiai. Tai tu nori mažiau pieno melžti. Nu, o tai kaip? Nu, tai kaip čia gaunasi? Vėlyvesniai laktacijai karvė duoda mažesnį litražą, didesnį kiekį sausų medžiagų, riebalų, baltymų. Čia lygiai tas pats, kaip niekad nesuprantu, kai man atvažiuoja ir sako, pas tave laktozė maža, piene. Sakau, tai gerai, man už ją nemoka. Galėčiau visą išimčiau. Jeigu būtų įmanoma, aš ją išimčiau ir pardavinėčiau tam, kas mokės. Ta prasme, arba atgal karvėmi pašarų sudėčiau tą pačią laktozę. Nu, kodėl ne? Ta prasme, cukrus, energija. Tai va, čia yra ir kaip tai maža? Tai gerai, kad maža. Reiškia, nešvaistau. Už riebalą moka, už baltymą moka, ne už laktozę. Tai kaip dabar su to užtrukusiu šėrimu, jeigu taip trumpai pereit per tą racioną ir per tą visą užtrukusių strategiją, pagrindinius punktus išryškinti? Šiaip ten viskas daug paprasčiau, negu kažkam galėtų atrodyti. Dedi šiaudų. Vienintelis dalykas, ta prasme, ką tu žiūri, jeigu karvės pradėjo, tarkim, bandyti laižyti viena kitos šlapimą, tai tada žinai, kad trūksta baltymų, įdėk kažkokio baltymo arba kažkiek truputį žolės. Šiaip iš principo užtrukusiai karviai energijos praktiškai niekada netrūks. Jinai šiaudą sugeba naudoti kaip energiją, jinai pieno neduoda, jai nereikia. Nu tai va, tai toks ir gaunasi. Sudedi mineralus, ant šitos vietos niekada netaupai, va toj vietoj netaupai. Pačius brangiausius, geriausius, kokius randi, tuos ir sudedi ir dar maksimalią normą. O daugiau tau reikia kažko, kame galėtum išmaišyti tą mineralą, tai pasiėmi kažkokį truputį mizerinį kiekį kažkokio ar ten grūdo, ar ten kokios sojos rapsovo. Ir ten paprasta. Nereikia apsunkinti, mistifikuoti kažkaip, ta prasme, kad tai yra kažkas sudėti. Tai paprasta, tai gali daryti visi. Reikia nepabijoti to daryti ir kai pradedi daryti ir tau pradeda aiškinti, kad čia pas tave blogai baigsis, žiūrėti, ką tu iš tikrųjų gauni, o ne tą, ką tau sako. Nes čia dar kitas mistika gyvenimo. Pas tave viskas gerai, ateina, tau pradeda sakyti, kad pas tave blogai ir tu pradedi keisti, nors pas tave viskas buvo gerai. Pradedi remontuoti tą, ką nereikia remontuoti. Jo, pats blogiau negali būti. Ta prasme, kam? Kas nesulūžė, netaisyk, pridirbsi. Ta prasme, čia turėtų būti gyvenimo moto, bet dažnai taip nėra. Jo. Tai Domai, kaip suprantu, ne visada klausai konsultantų, ar ne? Kartais net juos ir apgauni. O šiaip kaip tu atsirenki, su kuo dirbti? Kaip tu atsirenki, su kuo verta pasitikėti, kuo neverta pasitikėti, su kuo apskritai dirbti? Konsultantus turiu omeny. Man šiaip labai sunku atsirinkti. Ir dažniausiai būna tasai, kad aš mėgstu pasiginčyti ir viską. Ir tai pirmiausia, turbūt pirmasis ir yra tasai toksai,
kad žmogus turi sugebėti su manim susišnekėti ir nebijoti to pasiginčymo. Nes jeigu jis bijos, viskas, negali vykti kalba, nes, aš be ginčio negaliu. Vat kaip mes, atvažiuojam, pasiginčijam gerai ir abudu išeinam su žiauriai gerą nuotaiką. Pariekaujam. Jo, ta prasme, Pastuksim į stalą, jo. pariekaujam. O tada, pavyzdžiui, ir gaunasi, tai kaip aš atsirenku. Žmogus turi būti logiškas, jeigu, ta prasme, man yra sakęs konsultantas, kur sako, atvažiavo ir sako, va, žinok, va, čia pas mus pienmilčiai geresni už pieną. Jeigu man pasako visišką nesąmonę, už pieną veršelį geriau nebus. Ir jeigu tu pasakai tokį, va, visišką lepsusą, man iš karto toksai, tai taip ir yra, kad pirmiausia, tai turbūt, kad tie tokie geri patarimai. Kitas dalykas, nemokėjimas pasiginčyti. Kitas dalykas, yra skirtingų dalykų konsultantų, kur kaip čia pasakyti, yra pavyzdžiui tokie, kur atvažiuoja ir ten klausai. Klausai ausis ištempęs kiekvieno dalyko ir stengiasi viską pasiimti ir po to permastai. Darytum ar nedarytum. Ir yra tada kitas variantas, tai čia daugiau gal kaip gametava, kur atvažiuoja, pasiūlo visiškai crazy idėją, bet tokia, kur neįmanoma. Ir tada toksai, jo, aha. Ir tada praeina mėnesis ir tu kažkada naktį guli lovai ir mąstai, o gal suveiks? Ne, negali būti. Tada praeina dar mėnesis, guli lovai. Ne, reikia pabandyti. Reikia bandyti. Nes, tu prasme, visada buvau visiškai prieš 3 melžimus. Prieš kažkur 7 mėnesius pradėjom 3 melžimus. Tai va būtent. Atvažiavo ta pati Donata ir sako, davai daryk 3 melžimus. Sakau, nesąmonė. Ta prasme, kad 3 kartus pamelšiu, karvės daugiau nesuėjęs. Ir tada taip, gerai, tikrinamės. Visur sako, 10% bus daugiau pieno. Gerai, 10% daugiau pieno. O kur nors pasakė, kad daugiau bus riebalų ir baltymų, nes dažniausiai sako 10% daugiau pieno, bet sumažėja riebalas baltymas. Tai aš iš karto skaičiuoju, tai palaukit. Tai tą patį pieną atidavė, tik tais, kad vandens daugiau įpylė karvę, sakykim. Atskėdė. Tai kas man iš to, aš pinigų iš to daugiau negausiu. Bet tada toliau gilinės ir tada supranti kitą dalyką, kad jeigu tu 3 kartus ištuštini tešmenį, 3 kartus tešmenį nelieka pieno. Reiškia, 3 kartus tešmenį gaunasi toksai vakuumas, kuris maisto medžiagas iš kraujo siurbia daug stipriau. Signaliukas toks. Jo. Net ne tik signaliukas, bet kai būtų 2 kibirai, vienas aukščiau, kitas žemiau ir šlangą nutiestume. Jeigu šitas pilnas, tai nustos tekėti per tą žarną. Jeigu čia tuščias, tai per jį didelė srovė eina. Tai jeigu tu 3 kartus per dieną ištuštini, tai tada tu dažniau turi tą pilnų pajėgumų bėgančią tą pieną bėgantį. Jo. Kitas dalykas, dėl ko labai svarbu, dėl ko galiausiai buvo tasai perėjimas, kad aš taip galvoju, bet ar mes pasiruošę? Nes tas, kad 3 melžimas, visą laiką yra ta mintis, kad turi ūkis būti jau pakankamai stiprus, nes kitaip neduos efekto. Tai kaip aš nusprendžiau, kad viskas paskutinis lašas, tai paskutinis lašas buvo balos galiavietėse. Prieš melžimą, ta prasme, eina ir varinėtojas valo ne šūdą nuo galiaviečių, o pieną. Ir tada, tai gal ir pasiruošę, kad jeigu jau teka pienas jau ant gultų, tai gal jau pasiruošę, reiškia. Jau gal pilnos karvutės. 3 melžimas čia gal toksai daugeliui tai yra labai, savaime suvokiamas dalykas, kad oi čia iš karto gerai. Man tai buvo toks visiškas tabu. Ir yra tie konsultantai, kurie per tuos ginčus, per viską priverčia susimastyti, kad tu pagalvok, pabandyk, išeik iš savo tos dėžutės ir kad paduotų tą tokią idėją, kurios pats nesugalvotum esmė. Nes jeigu tau paduos idėją, kurią tu pats sugalvoji, tai pats galėjai tą padaryti. Aš nemoku kažkaip
glaudžiai. Nu taip, aš turiu su tavim patirti tokią, kad, nu, reikia prasimušti, mums reikia prasipešti, mums tiesiog kartais reikia laikas nuo laiko susitikti ir išsiriekauti. Jo, ir tu Ir prasme. išsiriekauti. Ir kaip nekeista, lyg tai tame riekavime tokios aiškios temos ir nebuvo, bet rezultatas po to gavosi. Jo, bet jisai ateina taip, kaip uždelsta bomba. Ta taip, Per tai laiką. nes pradžiai būna tai tas toksai netgi pyktis maždaug. Nesąmonė. Čia nesąmonė. Kaip dar tokias nesąmonės aiškina. Bet vat būtent, kad jeigu tai būtų visiška nesąmonė, tu apie tai net nemastytum. Bet jeigu tu nuolatos sugrįžti, kažkas smegenyse reiškia dar vis sako, kad bet ar tikrai? Bet ar tikrai tai nesąmonė? Ar tu to įsitikinęs? Ir tada toks, nu gerai, pasidomėkim dar. Čia paieškokim informacijos, čia paklausinėkim, čia. Ir tada taip, nu gerai, verta išbandyti, bet tai jau būna labai po laiko. O dabar, jeigu grįžtumėm pas karves atgal, ar ne, tai mes labai neblogai jau pasinagrinėjom užtrukusių šėrimą. O kokie būtų pagrindiniai key momentai melžiamose? Nebūtinai šėrimas, bet, nu, vat, kas, jeigu paimam tokie esminiai dalykai, kalbant apie melžiamą karvę? Aš mėgstu tą konceptą. Žiauriai dievinu. Pamirškim karvių fermas. Yra karvių viešbučiai. Grynas karvių viešbučio konceptas. Jeigu tu nori, kad pas tave išliktų ilgalaikis klientas viešbutyje, ką tu turi padaryti? Taip, ką tu turi padaryti, kad pas tave nuolatos viešbutyje apsistotų? Jei turi būti patogu, jei turi būti, ta prasme, geras maistas, bus blogas maistas, negrįž. Ir visas tas tam tikra prasme su karvėm visiškai pilnai galioja. Ir tada tu sakai, nu tai gerai, jokiam viešbutį nėra melžimo aikštelės. O kasa nestovi tam foje, ne? Kur susimokėti reikia. Gryna melžimo aikštelė, išmeldžia kaip reikia, ta prasme. Tik piniginė, o ne tešmenį. Tai, bet ta prasme, tai visas tas vat ir yra. Tai aš taip žiūriu, kad melžiama yra ta, kurią tu turi. Jeigu tau jinai komfortiškai gulės, jinai nešlubuos. Jeigu jinai nešlubuos, jinai dažniau nueis paės. Dažniau nueis paės, daugiau suės. Daugiau suės, daugiau pieno pagamins. Nes, ta prasme... Vėlgi gulėdama. Jo, ta prasme, nes virškint jau jinai turi atsigult. Vėlgi grįžtami tą patį patogumą ir toksai gaunasi. Nu tai kas? Turi būti patogu. Tada, jeigu patogu, tai... dažniausiai tu nepadarysi patogiai, bet nešvariai. Tai bus automatiškai ir švaru. Jeigu bus švaru ir patogu, tai kas beliko, nu, pašert. Skanu, kad būtų. Jo, kuo skaniau, bet čia irgi, nu, nepersisteng. Nu ir turbūt dar tas elgesys, ar ne, kad būtų toks draugiškas elgesys, nes tu labai akcentuoji, aš tai pastebiu fermose ir su žmonėm dirbdamas, tu labai akcentuoji elgseną su gyvuliais. Jo, bet ta prasme, čia yra ta baisioji dalis, kur buvom, kai dar senoji fermai ir ta prasme, buvom toj senoj fermai ir tenais būdavo neįmanoma praktiškai nuvaryti ramiai karvę. Nebuvo sąlygų, žodžiu, nuvaryti ramiai karvę, ten būdavo su šūkavimais, mušimais, nekenčiau to visą savo esybę. Perėjom į šitą fermą ir sakiau, viskas. Jau dabar tai prasideda karvių rojus. Tas karvių rojus truko kažkur 3 metus, nes karvės, jos yra protingesnės negu mums atrodo. Jos pradėjo suvokti, manęs niekada nemuš. Ir jos tada pradeda įsidirbinėti. Ir ta prasme maždaug, o ką tu man padarysi? Nu, tu nieko negali man padaryti, tu net ant manęs užžiūrėti negali. Ir tada jos, kai pradeda įsidirbinėti, tai tada toksai, čia neseniai ir buvo su nauja darbuotoja, turėjom tokį darbo pokalbį, taip ir sakykim. Ir aš jai taip sakau, bet žinokit, užvažiuojame savo karvėm būna netgi. Jo, nes, kitaip neįmanom. Ir jinai tokia, jinai tokia, kaip tik pasišventus karvėm. Ir jinai tai kaip negalima, sakau, jeigu išmokysit, kaip galima neužvažiuojant karviai,
karts nuo karto, kad jinai prisimintų, kad ne jinai čia šefas. Nu, šefas, bet toksai, kaip pasakyti, viešbutyje svarbiausias klientas, bet klientas niekada nevadovauja viešbučiui. Ką viešbutis duoda, tą jisai duoda. Nu tai karvė irgi negali tapti fermos vadovė. Mes turime daryti viską dėl karvės, mes turime daryti, kad jai būtų patogu, bet jeigu karvė pasakė, aš nenoriu nagų drožtis, tai mes neturime klausyti karvės. Jeigu jai reikia nagas apsidrožti, tai jinai eis tenais, o į nagų staklės karvę nusivaryt, kaifas. Pas mus yra viena buvus, kurie peršoko mano ūgio tvorą, kad neiti į staklės. Tai čia ir toksai atsiranda, kur taip, tai yra žiauru, bet tada manęs karvė turi labiau bijoti negu tų staklių. Nes kitaip jinai nenueis į staklės. Nu, tam tikrais momentais taip, bet kad tai nebūtų bendra kultūra, kad visą Oi, laiką rėkiam, visą laiką barškinam. ne. O čia toksai ateina, čia jau ateina su darbuotojais. Tai kur aš būna ateinu ir sakau darbuotojams, ten eisi, ten pavyzdžiui kažkokį ten kažką daryti, tai vos nesakai, nu tai eikit su šluotkačiu. Aha, ten pas mane darbuotojas, tasai, ta prasme, darbuotojai jau tokie, kurie eik karvutę. Ta prasme, tu jam sakai, kad, nu negali tu nusileist karvei. Bet tai kaip dabar? Ir tu šito dalyko, man atrodo, čia yra ta vieta, kur tu turi tą žmogų jau tokį pasiimti. Tu gali jį išmokyti dirbti, tu gali jį daug ko išmokyti, bet ta prasme, yra tos vietos, kur tu pas žmogų arba yra, arba ne. Jeigu jisai myli karvę, ta prasme, myli gyvūną panašiai, jam nekils mintis be proto daužyti, mušti tą karvę, ta prasme, jam į galvą taip nešaus. Jis kaip priverstas bus, jis dar 3 kartus pamąstyt, o neįmanoma kaip nors be to. Ir tu šito dalyko neišmokysi žmonių. Tas arba yra, arba nėra. Ir čia jau tu turi dėja su tuo jau su tuo žmogus ateina. Tai va dabar mes priėjom prie tokio labai irgi svarbaus momento, tai yra vadybiniai dalykai, ar ne? Personalo dalykai, žmonių dalykai. Tai, kaip aš suprantu, labai akcentuoji atranką. Ar ne? Labai akcentuoji žmonių atranką, kad žmonės ateitų teisingomis vertybėmis, ar ne? Teisinga ta vidinė struktūra. Apart to, į kokius dalykus dar labai kreipi dėmesį, nes, pas tave jaučiasi, kad toksai kolektyvas yra pakankamai darnus, vieningas ir pakankamai gerai jūs komunikuojate tarpusavy. Čia tik išoriai nerodom. Bet ką dar, ką akcentuoji? Atranką akcentuoji ar neakcentuoji? Ar aš čia suklydau? Tai pirmiausia, pradėkim nuo to, kad aš turbūt blogiausias pasaulio vadovas. Aš nemoku vadovauti. Ir dėl to gaunasi, kad aš atsirenku žmonės, kuriem nereikia vadovauti, su kuriais susirinkai ir sakai, chebra, kaip darom? Ką darom, kad būtų gerai? Aš nemoku vadovauti, aš moku tartis. Gal turbūt būtų teisingiau sakyti, nenoriu nurodinėti. Nenoriu eiti ir badyti pirštų ir nurodinėti. Tai nėra vadovavimas. Vadovavimo yra daugiau stilių. Vienas iš jų yra toksai direktyvus, kad einu, rodau pirštų ir sakau, va dabar tą iš čia paimk, ten nunešk, čia padėk, ne 10 cm toliau. Aš niekada nesuvokiu, o kaip taip galima dirbti? Bet yra toksai stilius, yra tokie žmonės, kuriem tinka ir iš vadovo pusės, ir iš darbuotojų pusės. Bet tai ferma 24 valandas dirba. Pas tave truputį yra kitas stilius, ar ne, toksai kaip elgtis kaip su partneriais, ar ne, kaip su komanda. Toksai daugiau tu praktikuoji tą lyderio stilių. Neformalaus vadovas, nors esi formalus vadovas, bet tu vis tiek to pačiu esi lyderis, ar ne? Ir daugiau turbūt naudojasi savo lyderio savybėmis negu formalaus vadovo įgaliojimais. Atsirenki žmonės, kurie yra pakankamai savarankiški, kurie yra pakankamai atsakingi. Kaip tau pavyksta juos išlaikyti savo komandai? Kaip tau pavyksta juos įnorinti būti tavo komandai? Alga. Ta prasme, čia vienas geriausių būna, kur sako, kai paklausiau per darbo pokalbį, kas svarbiausia žmogui ir pasakė alga, tai jau blogas darbuotojas. Pradėkim nuo to, kad pirmas dalykas, dėl ko mes einam į darbą,
taip, dėl algos, kitaip nebus. Antras dalykas, tai būtų turbūt, pavyzdžiui, aš turiu tą tokią filosofiją, kaip sakiau, karvių viešbutis, viskas dėl karvės, kad karviai būtų gerai. Taigi automatiškai aš ir ieškau žmonių, kurie į tai orientuoti. Jie turi tikėti tuo, ką daro. Jeigu tu netiki tuo, ką tu darai, tai tu kiautas, vaikščiojantis, ta prasme, tai, gamykloje tada gali kamštukus uždėdinėti, nežinau. O žmonės neturi tos problemos, kad sako, Domai, tu viską darai, kad karviai būtų gerai, o mes? Tai, kaip pasakyti, tai visiems turi būti gerai, kitaip nebus. Kad jeigu tu žmogui padarysi pakankamai geras sąlygas, kad jam nereikės rūpintis, kaip čia pasakyti, gyvenimo naštom, jisai galės daugiau rūpintis darbo naštom. Perkalibruoji jo, ta prasme, prioritetus. Jeigu jis, ta prasme... Vieną krepšelį nuėmė, kitą uždedi. Jo, kažkas... Bet jis automatiškai jį užsideda. Žmogus negali be problemų gyventi. Ta prasme, tai tu tada nesusigalvoji naujų savo gyvenimo problemų, o tu paimi ir tada, darbė tenais, kaip tenais, kas ten viršelis kažkas susirgo, kažką ten, arba ten, kaip ten tas, tą reikės pasidaryti, tą susitvarkyti. Kitaip žmogaus smegenys veikia, nes jeigu tavo darbuotojas ateina į darbą ir jam yra, sakykime, kaip pavalgyti, kaip susimokėti už ta prasme, būstą, kaip susimokėti už šildymą, kaip tą padaryti, nelieka mintim laiko apie darbą. Jeigu tu tą visą išvalai, tada faktas, atsiras kažkiek kaip atostogos, kaip kas, bet tas irgi ganėtinai, kiek tu mastai apie atostogas? Pamastai porą kartų, ir viskas, bet kasdieną tu to nedarai. Tu vieną kartą, tarkim, susiplanavai ir viskas. Ir tada lieka daug tos erdvės. Ir tada tą erdvę svarbiausia išnaudo. Žodžiu, atranka, sąlygos, ar ne? Darbuotojams geros sąlygos. Jo. Tokios sąlygos, netgi sakyčiau, šiek tiek išplėstos, ar ne? Kad tai atitiktų ne tik tai jų darbinę, bet ir psichologinę būseną, ar ne? Šiek tiek rūpestis yra ir tas rytim. Nes kuo jie gyvena ir elementariai, jeigu jam reikia kažkur išeiti, stengiasi kaip gali, kad jam sudaryti tą, ta prasme, galimybę kažkur, jeigu ten jam reikia. Visiems kažkada kažko prireikia, kažkur nelaiku. Ir ką pastebėjau, dar pats labai neakcentuoji to, bet labai daug dėmesio skiri tiesiog komunikacijai. Kad išgirsti juos, išklausyti, priimti jų pasiūlymus. Mokausi, stengiuosi, sunku. Bet jie atneša gerų idėjų. Tiesiogiai apie darbą savo darbo vietoje, apie kažkokias tai mintis, ką būtų galima padaryti gerai. Kažkokiu būdu galiausiai mane pasiekia. Taip. Pasiekia tave, ar ne? Jo. Labai dažnai kažkodėl netiesiogiai. Kažkaip žmonės vis dar prisibijo savo idėją sakyti. Gal iš tų praeitų patirčių kažkaip. Nes atrodo visą laiką, tik sakykit. Darom, bandom, varom, bet, ta prasme, tai ką aš čia nesąmonę pasakysiu. Nepasitikėjimas toks į savimą. Jo. Fermų žmonės, kaip jie nėra, jie yra specifiniai, ar ne, tai dažniausiai nebūna pirmas žmogaus pasirinkimas. Dažniausiai, kada kalbam su vaikais, su jaunais žmonėm, ar ne, vaikai tai ten iš vis nori būti kosmonautais, ar ne, ir lakūnais. O ne? Visokių būna minčių. Pas mane kol kas buvo apsilankę gal kokios 10 klasių. Iš kiekvienos klasės bent po 2 vaikus sakė, galiausiai ateis dirbti. Ūkininkais dažniausiai jie sako. Aš tokį namie irgi turiu ūkininką. Jisai tikras, kad jam dabar 6 metai, bet jisai tikras, kad jisai bus ūkininkas. O ne, sakė, viršelius girdis. Viršelius girdis. Tai matai, tu kažkaip mokysi domintis, mažuosius. Tu padarai įtaką jų svajonėm, jie iš kosmonautų pasidaro viršelių girdis. Aš dar bandau juos atkalbėti, sakau, jūs žinot, kad spirdės. Tada tiesiog pereikim nuo vaikų, jau pereikim prie jaunuolių, ar ne, prie paauglių, prie jaunuolių, jau ten turbūt tų girdančių viršelius, svajojančių juos girdit mažėja. Be šansų. Dažniausiai žmonės pradeda ieškoti savęs kažkokiose bando liktai kitose profesijose, kitose išsilavinimuose. Ir kaip taisyklė fermoje jie atsiduria tada, kada jau jiem būna
kažkas nepavykę. Arba nepavykę su išsilavinimu, arba nepavykę su darbais kažkokiais, jie dažnai, ar tiesiog nepakilė iš savo lizdelio, ar netoli paskristi, pasvajoja ir sparneliai neužauga. Ir dažniausiai susirenka žmonės, kaip pasakyti, tokie, ne į savo svajonių profesiją, taip sakykime. Ateina tiesiog, kad reikia kažkur tai dirbti, reikia iš kažko gyventi, reikia kažkur uždirbti. Bet aš dažnai girdžiu iš fermų vadovų ir iš ūkininkų, kad ne aukščiausia kategorija ateina, negeidžiamiausias darbas yra fermoje. Tai tie žmonės, jie tokie ateina nelabai susimotyvavę, galbūt šiek tiek galvodami, kad jiem kažkas gyvenime gal ir nepasisekė, kas jau beliko, dirbsiu fermoje. Bet man atrodo, kad tau vis tiek pavyksta juos suburti, juos prašnekinti, juos būtent padaryti iš jų komandą, nes kaip mačiau ir pokyčiai, kaip pas tave vyksta, tai lyginant su kitom fermom, toksai yra, sakyčiau, mažiausias pasipriešinimo laipsnis. Taip pavadinsiu. Ar tau atrodo, kad čia kažkas kitaip, ką aš šneku? Aš niekada to nepatyriau, apie ką sakot, kad tai yra nenusisekęs. Aš žiauriai didžiuojuosi, kai, pavyzdžiui, išėjo tenais žmogus, išėjo iš darbo, bet jisai išėjo ne dėl to, kad jam fermai kažkas netiko, jisai išėjo, pavyzdžiui, kad šitągi jam bus kartu su sugyventiniu tenais patogiau į darbą važiuoti, tarkim. Ir po to, kai praeina kokie 2 mėnesiai ir aš išgirstu, kai buvo gerai vis dėlto Kirdonyse, kai buvo tenais faina ir ta prasme, ir tavo tokį išgirsti ir tada faina pasidaro, bet iš kitos pusės toksai, būna ir pas mus žmonės išeina viską ir, ką žinau, man tas... Apskritai didelė kadrų kaita yra ar nelabai? Augimas daugiau. Ne kaita. Daugėja. Kaita tai nebent su ta mintim, kad, jeigu, aš kaip sakiau, atranka jo yra ir tada, kai ta atranka tokia gaunasi, tai būna, ateina žmogus ir matau, kad nieko nebus ir tada jau iš karto ieškai kito. Tai toj pusėj kaita, kad kažkas... Tai čia atranka, čia ne kaita, čia atranka. Kaita daugiau, kada jisai ateina, apsimoka jį, pradedi dirbti su juo, neprigyja, jisai vėl išeina, kitas stoja į tą vietą. Atranka čia šiek tiek kitas procesas yra. Čia, tu pats atsirenki tuo momentu, tai tu negali vadinti kaita, nes tiesiog paėmė žmogų, pabandėjai, pasižiūrėjai, jam netiko, tau netiko ir tuom pasibaigė. Kartais tiesiog labai sudėtinga, nes žmonės kartais atsiskleidžia tik po kokių metų. Ir taip būna, aišku, tai su visais mumis taip būna. Mes patys save nustebinam. Kitas dalykas, mes patys keičiamės, tai kitą kartą ir tas būna. Bet aš bent jau nejaučiu, kad būtų didelė kaita. Ganėtinai retai darbo skelbimą įmetam ir dažniausiai tai būna būtent dėl augimo, o ne dėl to, kad būna, kad kažkas išeina. Dar pas jūs yra toksai reiškinys, kad dažnai žmonės patys atveda vieni kitus, ar ne, savo draugus, savo šeimos narius. Čia kaip yra, jeigu yra prijaučiantis karviam, tai jisai, aš įsivaizduoju, geną karvių turi, tai jisai turi pažįstamų, kurie turi tą geną. Ir tada, ta prasme, tu būtent, nes, įdomus dalykas, jeigu, pavyzdžiui, per darbo skelbimą, per kažkur ieškau, dažniausiai tie žmonės ir neprigyja. Tie, kuriuos atveda kiti darbuotojai, tie prigyja. Ir čia toks labai aiškus signalas, žmogus neves savo artimo žmogaus, savo draugo, jeigu jisai galvos, kad yra blogai. Jisai veda dėl to, kad jisai, tiesiog gėriu dalinasi, jisai atveda į gerą darbo vietą. Turim dabar galvoj 1 šeimą, 2 šeimas, 3 šeimas, ten draugės. Žodžiu, tie tokie stiprieji momentai yra teisingų žmonių atsirinkimas, ar ne, tam, kam tinka tas vadovavimo stilius, daugiau, kaip aš sakau, lyderystės stilius, ta komunikacija su žmonėm, geros darbo sąlygos ir jie parodo tuo, kad jie tiesiog propaguoja tą darbo vietą. Jie padeda formuoti tą visą komandą, kolektyvą, jie labai palengvina vadovo darbą. Ir kitas dalykas, jie kaip patys tarpusavį bendrauja, kai kuriuos savo dalykus įsisprendžia tarpusavį.
Nu, ta prasme, gaunasi. Net vadovui nereikia kištis, ar ne? Jo, ir čia vat buvo įdomus dalykas, kai išmokau, kad vat reikia man mažiau į tai kištis ir pasakyti, kad čia jūsų reikalas, nu, išsispręskit tarpusavį. Jo, nes kažkaip vienu metu mes netgi perėjome tokį dalyką, kad buvo truputį per daug mano įsikišimo ir tada vos ne visi, niekas nenorėdami nieko įžeist, tokia kažkokia gavosi, norėjau kaip geriau, gavosi kaip visada. Ir gavosi, kad niekas su niekuo nesišneka, nes bijo vienas kitą įžeist. Ir atmosfera, sakytum, nu tai gerai, niekas nesipyksta. Kai niekas nesišneka, vat būtent tada ir blogai. Ir tada paėmiau ir sakiau, nu hebra, susėdom ratu. Dabar visi kažką, kuo kas kam nepatinka, neigiamo. Kad vat, nu... Išjudint. Jo. Padaryt. Ir tada jau žiūrėk, visi visko nepatenkinti. Tai va, bet po to ten buvo įsiskerdėm ir tada, žiūrėk, geriau. Tai va tas toksai, kad pyktis yra gerai. Reikia pyktis. Nu, gal ne pats pyktis, bet tokia nebijoti konfrontacijos, nebijoti to nuomonės, O mes atitikimo. Kuo toliau, tuo labiau bijom kaip visuomenė. Neduok Dieve, kažkas kažką netaip pasakys. Nu, čia kažkokiam gyvenam laisvoj šaly, bet labai dažnai išgirstam nekalbėk, nešnekėk. Nu, Domai, čia mūsų neliečia nei tavęs, nei manęs, ne, mes, Bet yra tas. Mes mokam ir šūkauti, ir balsą pakelti, ar ne, bet vienas dalykas yra, kada tai yra, kaip pasakyti, aistra, ar ne, kada ginčijasi, jauti tą azartą, aistrą, ar ne, kitas dalykas, kada yra pyktis. Pyktis gali ir tyliai vystytis be žodžio. Jisai ir nuodyti viską. Tai čia yra šiek tiek tas pyktis, jisai nebūtinai yra garsus. Ir garsas yra nebūtinai pyktis. Jo, va čia tokie dalykai jo yra. O kaip pats žiūri, va, pavyzdžiui, technologijos, ar ne? Kaip įsileidi technologijas? Vat. Tuo pačiu esu ir technofobas, ir dievinu jas. Ir tai labai toksai... Man patinka technologijos, aš labai už panašiai. Yra vietos, kur man baisu, AI, kur čia mes visą laiką labai, vat irgi pasiginčijam, kad ta prasme... Kaip 3 melžimai panašiai? Jo, kur ta prasme, kur ilgą laiką buvo, nesinaudosiu, nes tai blogis. Nu gerai, o gal kažką gero pasakys. Pabandom. Vis tiek čia nesąmonę pasakys, tai kad pabandysiu, tik įrodysiu savo, kad nesąmonę pasakys. O čia visai gerai sako. Tai va, tai tos technologijos, tai taip, jų reikia, su jom reikia mokėti naudotis. Kokią aš matau bėdą, kad labai dažnai tas technologijas mes maišom su žaisliukais. O vat žaisliukai tai jau yra bėda, nes, ką aš vadinu žaisliukais, va pavyzdžiui, dabar vat labai neseniai tasai atsiradęs yra, kur, tarkim, melžimo aikšteliai tau parodo kiekvienos karvės, kiek kiek somatinių ląstelių, kiek riebalų, kiek baltymų, kiek, to prasme, ten viską parodo. Ir man taip atrodo, jo, fainai, laboratorijoje tai turėt. Tvarte, fermoje, kiekvienos karvės riebalus, baltymus sužiūrėt. O ką man tai? Ką aš iš to gausiu? Somatinės ląsteles karvę pažiūrėt? Jeigu tu turi su somatiniam ląstelėm problemų, tai tu ne tą vieną karvę eik žiūrėt, tu eik žiūrėk, kas pas tave negerai, kad pas tave yra tų somatinių ląstelių. Kodėl tau tai yra problema? Reikia visą laiką dirbti su banda. Nes, ta prasme, jo, pas mane yra veterinarės, bet netgi jos daugumoje dirba su banda, nes tai yra vakcinacija, sėklinimas, kur bendriniai dalykai. Aš turiu dar tokią svajonę, čia tokia iš kosminių svajonių, bet girdėjau legendą, nežinau kiek tiesos, bet girdėjau legendą apie ūkį, kuris negydo. Susirgo, pardavė. Bet tai kiek turi būti sveiki gyvuliai, kad tu galėtum susirgo, pardavė. Ir kitas dalykas,
tas ūkis, tas legendinis, kiek girdėjau, iki 5 laktacijos karvės dalaiko. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad karvė 7 metų gyvenime nesirgus. Nes kitai būtų pardavęs. Taip. Tai, ta prasme, tai mano svajonė, aš sakau, nežinau, kiek tai įmanoma, kaip kas, bet, kuo toliau eini, išbandai kažką tą, išbandai tą ir kažkaip einu link to, kad man atrodo, kad tai visai įmanoma. Sakyčiau, labai ambicinga tokia svajonė ir ambicingas tikslas, o šiaip, jeigu detaliau šiek tiek apie viziją tiek ūkio, tiek asmeninę, kaip atrodo tie dalykai į ateitį. Nes mes tą dabar ką kalbam, tai yra dabartis, atradimai, praeitis, ar ne, bet jeigu taip truputį pažvelgtumėm į ateitį, apart to ūkio 5 laktacija ir karvės neserga, čia tikrai tokia užvedanti svajonė. Čia 5 laktacija, čia tame legendiniam ūkiu. Tai aš noriu 10. Ai, 10. Bet jeigu taip grįžtam dar šiek tiek trumpam į žemę, prieš pakildami trumpam į žemę, tai ką dar padarysime būdami ant žemės? Tai jeigu galima pradėti nuo asmeninių, nes tada labai gražiai nuslinksime į šituosgi. Tai aš gyvenu labai paprastą gyvenimo taisyklę. Taip, pastatyti namą. Tai namą nusipirkau, bet jį remontuoju kiek įmanoma savo rankom. Perstatinėjau. Jo. Jeigu langus pasikeis pats. Šiaip viską kiek įmanoma pats. Tai čia bus mano pastatyti namą. Tada sūnų užaugint. Auga, kiek žinau. Jo, 6 metai. Ąžuolėlis auga. Jo, tas 3 būtų pasodinti medį. Aš ne agronomas, bet aš gyvulininkas. Tai aš toksai ne pasodinti medį, o užauginti fermą. Ne karvę, ne veršį, bet fermą. Jo, bandą. Taip. Banda, ferma. Ir viską, kas kaip tame. Gyva tokį verslo vienetą. Tai ir yra gyvas daiktas. Tavo medis yra tiesiog ferma. Jo. Tai va. Ir kaip auga? Visada norėtųsi geriau, bet kada norėtųsi blogiau? Tai parakrapštai žemę, paimi už daigelį ir patempi. Šitągi, kaip pasakyt, augam, būna nesusipratimų, būna žingsnių atgal, bet visą laiką šiaip kaip judami prieki. Dabar yra paskaičiuota, kad turėsim 720 karvių. Gerai, 700. Šiai dienai kiek yra? Šiai dienai yra 300. Truputį mažiau negu 300 grinai melžiamų, dar visai neseniai turėjom 300, bet truputį prasivalymą padarėm. Kiek čia kartų reikia ūgtelėt? 2,5. 2,5, ar ne? Tai ferma, kaip matėm, jau ūgtelėjus yra šalia. O tas galutinis yra toksai, kad karvės gamina pieną, viskas paremta ant sveikų karvių. Jeigu bus daug sveikų karvių, nereikės pakeitimo. Jeigu nereikės pakeitimo, ką daryti su veršeliais? Karvės veršingom vis tiek turime daryti. Tada ateina tie jaučiai į visą šitą lygtį. Jaučiai irgi yra atitaikyti, kad nepakenkti karvėm, bet galutinis planas yra, kad gabenti mėsą į vos ne Italiją. Lietuviai dėja jautienos nėra dideli mėgėjai. To nepasakysi apie mus abu, ar ne? Ką tik nesenai įsitikinom, kad mes esam tikrai jautienos mėgėjai. Jo, ir tos tokios riebaliukų gerų, nes teisingai iškeptos. Ko reikia geram steikui? Gero iškepimo ir riebaliukų. Ir mėsytė tokia turi būti, kaip pasakyti, kambario temperatūros, ir taip toliau. Bet čia kito video tema. Domai, čia mes kai pradėsim, tai nebaigsim. Bet čia yra mano, aš ir dėl to angusus turiu. Ir visa ta esmė, kad, pavyzdžiui, po to paimti ir išeiti į tuos platesnius vandenius su tais angusais. Bet tie angusai yra neįmanomi be karvių. Ir tas toksai viskas gražiai susidėlioja į savo vietas ir tada bus tik tais nedaug dievė kažkuri koja išlenda ir tada visa kėdė nugriūna. Tas truputį irgi baisu, kad jeigu per daug nueini į tą tobulumą, tu tada tu negali iš to tobulumo išeiti, nes tu jau viskas. Užsisiaurinęs. Jo. Ir tas kartais tampa tokia problema. Žodžiu, esi už subalansuotą augimą,
ar ne, kad vis Jo. tiek banda turi būti švari, sveika, verslas turi būti sveikas, nes kiek aš žinau tą tavo visą konceptą su jaučiais, jis yra labai gerai paskaičiuotas, kaip tu sakai, jautis yra sanitaras, Jo, ten valo. jisai suvalo pašarų visas atliekas, racionų atliekas, ar ne, suvalo, kada reikia. Ir jisai toj fermai realiai auga labai pigiai. Ar ne, jis Jo. auga senam tvarte. Viskas tuo ir paremta. Jisai tuo pačiu darai motininę selekciją iš karvių pusės, ar ne, iš senus gyvulius išimi. Bet va, nieko negali išimti. Taip, ir negali pajudinti tos sistemos, nes jinai į daug šakų yra nuėjus. Jo. Išimsi jauti, o ką tada, o kuo sieklinti tada vyresnės karvės, o ką daryti su telyčia gimus. Ir tada, tik tai ratukai sukasi, čia sugriuvo. Bet aš turiu tokį vis tiek įtarimą, kad tam tikrų momentų tu turėsi kažkaip tai pergalvoti tą savo jaučių strategiją šiek tiek, pasimažinti tų jaučių ir padidinti augimą. Nes vis tiek tau užaugti 2,5 karto, nebent pirkimas, nebent ateis gyvuliai iš šalies. Irgi variantas, nežinau, buvau žiauriai šito pirkimo atsikandęs, atsižegnojęs kaip nežinia ko. Nes realiai ūkis startavo su pirkimu, iš principo, ir su senom tokiom lietuviškom kryvom karvytėm, ir su pirkimu. Jo, ir su tuo pirkimu ir būdavo, aš atsimenu, kad atsisėdom su direktorium, jau čia po paskutinio pirkimo, ir sakau, žiūrėkit, praėjo 2 mėnesiai, nusipirkom 14 karvių. Turim dar vieną, kurią toj parduosim. Tu prasme, dabar jau šiai dienai aš suvokiu, kad tenais buvo ne karvių klaida. Buvo daugiau klaidų. Ten buvo labai daug klaidų šalia, kurios, ta prasme, lėmė, kad tos karvės neprigytų. Bet šitągi, gal šiai dienai jau ir pavyktų jas, ta prasme, prigydyti, bet dabar toksai gaunasi, tai gerai, va šiai dienai, jeigu aš norėčiau kažko, tipo daugiau, tai aš turiu kur sutalpinti 20 veršingų telyčių ir kažkur 30 karvių. Viskas. Ne vienos užtrūkusios daugiau. Ne vieno veršelių galiu belekiek. Nes, veršeliam tvartas pastatytas į priekį ir ten yra dafiga vietos. Esmė, kad aš jeigu tos veršelius, o kur toliau dabar ir mastom. Karvėm pastatom tvartą, tai dalis to tvarto atitenka jaučiam, dalis tvarto atitenka tom telyčiom. Tada kai kurie jaučių gardai tampa telyčių gardais ir tada mes galime pradėti, ta prasme, tą tokį kaip ir startavimą padaryti. Bet kadangi iki šiol kiek kartų buvo, niekada pas mus statybos nesibaigė tada, kada turėtų baigtis, tai aš esu jau savo pasisakęs. Mes neforsuojam tol, kol neturim į kur. Žodžiu, sieki neperkrauti, sieki neužsigrūsti, sieki, kad tie gyvuliai, kurie yra dabar, tiesiog turėtų geras sąlygas. Jo, nes vis tiek tu grįši atgal ir tada gausis toksai ateina nevilties metas, kur nepamiršiu, kai būtent buvom dar senajam tvarte, šitas tvartas buvo statomas ir mes pasiskaičiavom, protingi vyrai, užsidėjom pusmetį pliuso dar ir prisipirkom, ta prasme, telyčių, tik ką gimusių. Gimė 3 dienos panašiai, prisipirkom nerealios genetikos, viskas ten tobulos. Ir kaip man skaudėjo širdį, kai jos veršiavosi senajam tvartį ir aš turėjau brokuoti tuo pačiu karvės, todėl kad tiesiog neturėjau vietos. O šitas tvartas vis dar buvo statomas. Viskas, kas yra, turi būti vietoje. Kai prasidės augimas, kada jūsų nauja ferma? Toks kažkokiam mes, manot, plane. kažkada nustojom. Mes visada augime. Bet tas, vis tiek, tas augimas, jisai neina, kaip pasakyti, taip nuosekliai, ar ne, jis vis laiką eina bangom. Ne, pavyzdžiui, ta ferma pasistatys ir bum, atsiranda daug naujų vietų, ar ne? Jo. Tai kada jinai čia pas jūs prasprogsta nauja ferma? Maždaug ten, neįvertinant ten. Turėjo būti birželį. Birželį nebuvo, nes dabar yra rugsėjis, dabar koks sekantis terminas? Mėnuo, sakykime. Mėnuo. Bet kaip buvom ten užėję, tai, jinai tikrai. Viskas jau ten labai. Arti pergalės, jau ten praktiškai pergaliai. Jau kai kurie ūkiai su tiek pastatymo jau dabaiginėja su gyvuliais gardose. Bet čia kaip pasakyti, kaip
nerasi fermos be šūdo, taip nerasi statybų, kurios baigėsi laiku. Nu taip, čia yra tam tikra specifika ir čia jau ne apie fermų specifiką, bet čia apskritai apie visas statybas, taip galima pasakyti. Nu, kažkas tokio gaunas. Taip, jeigu taip einant link pabaigos, tai esi pats labai aktyvus ir minčių sklaidoj, darai daug video, darai daug tokių pasidalinimų mintimis. Kokius turėtum palinkėjimus kolegom? Nu, va dabar įsivaizduok, jauni, vyresni kolegos žiūri tą mūsų pokalbį ir daug apie save papasakojai, daug supratom, kas tave veža gyvenime ar ne, kas tave veda, kokia tavo pagrindinė filosofija yra dirbant su gyvuliais ir su žmonėm. Ir vis tiek bendrauji ir komentatorių daug turi, ten mačiau diskusijos pas tave labai aktyvios vyksta, ar ne? Vis tiek jau esi viešas žmogus, esi tam tikras nuomonės lyderis jau gyvulininkystės srityje. Tai galbūt neapsiribokim apskritai kolegom, bet sakykim, tiem jaunesniem kolegom, kurie dabar pereina iš tos mokyklos suolo, ar ne, kurie gal iš miesto ateina, ar ne, į praktikas eina. Kur reikia dėtis pagrindinius akcentus jaunam žmogui? Nes tebesi dar jaunas, bet jau patyręs. O yra žmonės, kurie tik startuoja dabar tą kelią. Dėja, žmonės, aš, visi, dėja mokame mokytis tik iš savo klaidų. Pats kokią turėjau didžiausią problemą, tai yra klaidų bijojimas. Ir tas klaidų bijojimas yra stabdis, toksai gaunasi. Nereikia ten be galvos eiti kažkokią idėją, kažką, bet iš principo reikia ir kartais, padarai klaidą, tai negraužti savęs, kad pridirbau, padariau klaidą, o reikia žiūrėti, ką aš iš to galiu išmokti. Bet man atrodo, aš esu tą girdėjęs būdamas jaunas ir čia buvo mano klaida, kol pats nepriejau tos išvados, kad, ir kaip šiandien netgi ir šnekėjom, kažkuriuo metu buvo, ir tavo buvo pasakymas, tai tipo, prisidirbai ir bandai iš to dar pliusą paimti. Taip, visada. Kiekviena klaida, tai yra, nes pavyzdžiui, dabar paskutinė mano ta klaida, pati žiauriausia, tipo, supratau, kad visada įsivaizdavau, kad aš racionus žiauriai gerai žinau. Ir dabar, staiga neseniai, su ta soda, kur išsiaiškinau, kad karvėm acidozė, sodos reikia viską ir kad čia klydau, nerealiai klydau, ten visą istoriją apie tai. Ir tada aš suvokiu, kad ne, aš melžiamų karvių racionų nemoku sudarinėti. Šitoj vietoje aš pasirodo nemoku. Ir ta prasme, kodėl iki šiol, tiek laiko gyvenom ir viskas žiauriai gerai. Ir tada taip paėmė ir supranti, kad užtrukusių racionas buvo tas, kuris viską, ta prasme, vilko. Pridengė. Jo, pridengė. Ta prasme, jisai žiauriai išryškino geras vietas ir, ta prasme, pridengė kai kurias blogasias. Ir tada tu toksai, tu nežinai, kur tavo klaida, kur tavo... Ir tada, tai ką, tai dabar galėčiau sakyti, 5 metus išvaiščiau, 5 metus įsivaizdavau, kad čia mano racionai yra kosmosas, o dabar sužinau, kad taigi ne. Taigi čia, ta prasme, tai graužt save panašiai. O pas mane mintis kokia yra? Pas mane mintis, tai 5 metus aš gyvenau visai gerai su žiauriai šudinais racionais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai aš pradėsiu daryti juos jau, ta prasme, vis geresnius, aš turiu kur tobulėti. Reiškia, yra kur dar galiu, ta prasme, paimti ir kilti. Ir tada tasai toksai, kaip pasakyti, kaip tu priimsi tai, kas tau duodama? Jeigu tu priimsi, kad šūdas, tai ir bus šūdas. Jeigu tu priimsi, kad tai pasirodo šitoj vietoj aš galiu, nes man atrodo didžiausia didelių ūkių ypač problema, kurią ir esu girdėjęs tiesiai iš kai kurių vadovų lūpų, tai buvo, kad
tas pasisakymas, ne, mes nebandysim, nes mes ir taip ganėtinai gerai gyvenam, tai mes nebandysim, kad nesušik to, ką turim. Ir čia šitoje vietoje aš toksai, pala, tai viskas, sustojam Chebryte. Vsio. Galinė stotelė. Galinė stotelė. Reiškia, jau geriau pas jūs nebus, nes geriau ir blogiau gali būti tik tais kažką keičiant. Jeigu tu darysi tą patį, ką tu darėjai vakar, tu turėsi tą patį, ką turėjai vakar. Tu neturėsi nieko naujo, nes tu darai tą patį. Ir tai vat, nebijoti judėti į priekį, daryti tą su protu, nes pavyzdžiui irgi eksperimentai. Paėmė, susigalvojo eksperimentą. Nelėkiu aš į jį stačia galva, kad ta prasme neneriu tenais. Pasižiūriu, eksperimentas su pašarais. Taip, kada jį daryti? Vasara, karščio stresas, ta prasme, tenais, toj vietoje aš ir taip turėsiu ką veikti. Kitas dalykas, aš nežinosiu. Gal ten, pavyzdžiui, bus žiauriai gerai, bet karvėm karšta ir jos to neparodys. Ir ta prasme, tai gerai, vasarą nedarom. Pavasaris, ruduo. Pavasaris, ruduo gerai. Tada sakysi, tai daryti tik pavasarį, rudenį tuos eksperimentus. Ne. Jeigu tu darysi su viršeliais pavasarį, rudenį, didžiausia tikimybė, kad su kosuliais bus problemos, nes drėgmė didelė. Su viršeliais geriau eksperimentą daryti kokią arba vasarą, arba žiemą. Ir toksai, kad galvoji, pasirenki tą tokį stabilų momentą, kada daryti eksperimentą, bet padaryti tą eksperimentą, nepamiršti jo padaryti. Nes, aš dabar kaip pagalvoju, jeigu prieš tuos 8 metus nebūčiau sudalyvavęs tam seminare, arba būčiau sudalyvavęs, bet būčiau kaip eilinį seminarą, išklausiau ir padėjai į stalčiuką visas tas žinias, kurias gavau, ir toksai grįžti ir darai tą patį. Tai iki šios dienos turbūt būčiau senajam tvarte arba iš viso šitos firmos jau greičiausiai būtų bankrutavus. Nes ta prasme, su siaubu atsimenu, nebūdavo dienos be lašalinės. Dabar lašalinė yra mėnesio įvykis. Čia ta prasme, ne kiekvieną mėnesį būna. Ir ta prasme, nepalyginami dalykai, bet kad turi judėti į priekį, daryti tai su protu faktas, bet turi judėti į priekį, negali sustoti. Niekada. Tai žodžiu, ir jauniem, ir seniem, ir pasiekusiem, ir pradedantiem nesustoti, daryti klaidas, mokytis iš klaidų. Ir ypač seniem. Ypač seniem. Jo, nes pavyzdžiui, aš galiu pasakyti taip, žmogus numiršta tada, kada jisai praranda tikslą. Jisai numiršta. To viso tavo pasakojimo esmė yra, kad tiesiog reikia daryti tai, kas yra širdyje. Tai, kas yra širdyje. Jeigu širdyje yra karvės, nesvarbu, kad tu užaugai, gimėjai ir užaugai Vilniuje, ar ne? Jeigu tavo širdyje atsibudo karvės, tu atsibudai Biržuose. Šalia karvių. Sudie Vilnius. Tai taip ir turbūt ir palinkėkim visiems rasti tą savo širdį, tą savo vietą gyvenime ir daryti tuos savo darbus. Būtinai.